Esu Indrė Gruodienė, Daugėliškio krašto bendruomenės pirmininkė. Atėjau vadovauti 2017 metais ir būtent mūsų miestelyje akis užkliuvo už pačiam centre Kampinio namo, apleisto, apgriuvusio. Pasidomėjom, kas jo savininkai, ir mum privatus asmuo nupirko ir padovanojo jį. Ir jau iškart buvo vizija, kad mes rašysim projektą į Ignalinos rajono vietos veiklos grupiai ir jį susiremontuosim ir čia vyks įvairios veiklos. Tai gan buvom drąsūs, įsigijom pirmą pastatą, dar neparašę paraiškos, bet labai tikėjom. Na ir toks buvo kelias, kad parašę paraišką mums atėjo žinia, kad mes laimėjom, apsidžiaugiam. Tai va ir prasidėjo tokios pirmos patirtis, nes su statybom vis tiek ir mūsų dauguma narių yra moteris, tai buvo tikrai dideli iššūkiai, bet įdomus. Tikslas buvo, kad čia būtų bendruomenės namai, kad rinktųsi vietos bendruomenės nariai, galbūt pažeidžiamų grupių asmenys ir vyktų įvairios edukacijos. Tai tikrai visa tai vyksta ir šiuo metu intensyviai pas mus užsakomos yra edukacijos, duonos kelio, kepam duoną, kadangi mūsų bažnyčia yra Šventos Onos ir Joakimo ir visos tradicijos atlaidų susietos su pirmąja duona naujo derliaus, tai mes ir rodom tą visą edukaciją nuo netgi laukuose rūgių pjovimo, kulimo, malimo girnomis ir užminkimo duonos ir pečiuje kepimo. Na ir dabar, kur esame, tai yra muziejus, kurį pavadinom tarsi sustojęs laikas, yra palikta aplinka, kokį mes įžengėm į šitą namą, kad jam kuo mažiau pakeisti ir tą patį muziejų, skirtingai negu visur muziejus suvokiame, kad turi būti išdailinta ir balta gražu, tai kuria patys žmonės, atnešdami daiktus su istorijomis, tada gali atvykusiems papasakoti, yra labai svarbu tai vaikam ir leidžiam vaikam visus čia ir įrankius ir eksponatus liesti, kur jie tikrai pajaučia tą malonumą ir atmintį jiem išliks. Aš pati ir kita bendruomenės narė esam dirbę globos namuose žmonių su intelekto negalia ir dažnai čia juos atveždavome į renginius, taip pat įveiklindavome įdomiose edukacijose, bendravo jie su žmonėmis ir taip eilę metų ir miestelio gyventojai tarsi priprato, pamatė, kad tie žmonės yra įdomus, galbūt kitokie ir jie nėra pavojingi mūsų visuomenė. Ir tada, kai atsirado galimybė rašyti projektą, mes įkūrėm socialinės dirbtuves, nes per savo patirtis tai jau žinojom ir mokėjom.